Sausakimša salė, aidintys balsai, gausios palaikymo komandos – taip Vilniaus Žemynos progimnazijoje pasitikta kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai 3 metus organizuojamas patriotinės dainos konkursas Dainuoju motinai Lietuvai. Pirmi metai buvo sunkiausi, ko gero, nes sunkiausia buvo įkalbėti vaikus, kad visi dainuotų ir kad išdrįstų, nes šiaip mūsų vaikų amžius toks probleminis, kritinis. Bet jie vis tiek pasiryžo ir šiaip iš tikrųjų kiekvienais metais vis labiau nori dalyvauti. Jokių iškilmingų kalbų, tik dainos, lietuviškos, savos kūrybos, interpretacijos gyvai. Neseniai mokytoja pasakė, kad vyks patriotinės dainos konkursas ir pasiūlė man pačiai sukurti dainą. Tiesiog aš atsisėdau prie pianino ir aš pagalvojau, apie ką galėtų būti ši daina ir tiesiog aš patėjo įkvėpimas ir aš sukūriau. Nuo naujųjų metų moksleiviai patys ėmėsi iniciatyvų suburti klasės chorą ir pasirodyti kuo geriausiai. Dažniausiai pačios klasės pasirinkdavo, ką dainuos. Aišku, po to dar kartais ir mokytojai dar padėdavo pasiruošti kaip nors. Reikėjo daug susikaupimo, to tokio susivienimo, nes daug klasės vaikų lanko visokius būrelius ir tikrai nėra labai daug laiko. Ta dalis, kuri norėjo, tai kaip ir sutraukė ir tuos, kurie nenorėjo. Ruošėmės labai daug ir siuvomės ir drabužius, ir repetavom šeštadieniais. Konkurse pasirodė 40 skirtingų chorų. Finaliniam koncertui komisija atrinko 17 profesionaliausių, kūrybiškiausių, originaliausių ir nuotaikingiausių chorų. Mes mokytoja spausdino šitos ir iš tėčio darbo atsinešėm žiūronus, visi pasirašėm, užsidėjom kepurės, mums viena klasiokė paskolino. Ir labai daug repetavom. Iš tikrųjų labai smagu sudalyvauti kažkokiam renginį, kur tu esi tik tai pirmą kartą. Tokią pilietiškumo akciją planuoja surengti ir kitąmet.